per pastaruosius 20 metų Europos šalyse ungurių ištekliai sumažėjo maždaug 10 kartų. Ir netgi kai kurie pesimistiškesni mokslininkai mano, kad kaip rūšis ungurys jau neišvengiamai išnyks. Tačiau čionais yra dar diskusijų objektas. Tačiau, jeigu mes nesusirūpinsim ungurių apsauga dabar, tai tikrai šios rūšies išlikimas yra po dideliu klaustuku. Todėl Europos Sąjungoje prieš porą metų buvo parengtas ungurių išsaugojimo planas. Vienas iš pradinių aspektų buvo nustatyti, kiekgi ungurių sėkmingai pasiekia jūrą, migruodami iš vidaus vandens telkinių, iš ežerų, iš upių. Manoma, kad jeigu 40% ungurių, kurie išeina iš ežerų ir iš upių, sugeba pasiekti jūrą, tai yra pakankamai geras rodiklis, kuris užtikrins ungurių kaip rūšies išlikimą. Šiais metais ir pradėjome projektą, kurio metu sužymėjome iš viso 70 ungurių akustiniais žymekliais, transliuoja koduotą akustinį signalą. Pakeliui migracijos kelyje Nemune, Kuršių mariose, Klaipėdos uoste buvo sumontuoti imtuvai, kur jie registruoja kiekvieną praplaukiantį ungurį. Laiką, unikalų kodą ir netgi kitus parametrus, kaip temperatūrą ir gylį. Tuo pačiu, kadangi Nemuno upėje Kauno hidroelektrinė sudaro didelę kliūtį ungurių migracijai. Tačiau niekas iki šiol absoliučiai dar niekas nebuvo tyręs, kiekgi realiai migruojančių ungurių žūsta praėję Kauno hidroelektrinę. Netgi nebuvo žinoma, ar iš viso unguriai pasiekia Kauno marias, ar iš viso jie, pavyzdžiui, bando eiti per turbinas. Virš Kauno hidroelektrinės šiais metais paleidome 25 irgi žymėtus akustiniais žymekliais ungurius ir davikliai virš Kauno hidroelektrinės ir iškart žemiau Kauno hidroelektrinės fiksuoja tiksliai, kada, kaip ungurys įeina į turbiną ir kada išeina iš turbinos. Nors buvo labai daug skeptikų ir sakė, kad neįmanoma unguriui praeiti Kauno hidroelektrinės, bet mes tikrai jau esame užregistravę ungurį, minimaliai vieną, o gal paaiškės, kad ir daugiau, kuris ne tik kad praėjo Kauno hidroelektrinės turbinas, bet ir per porą savaičių pasiekė Kuršių marias. Kad kažkoks tai procentas jų žūsta, tai yra tikrai, tačiau į šitą klausimą maždaug atsakysim kažkur tai lapkričio mėnesį. Tada plauksime upe, žiūrėsime, kurioje vietoje ungurys kiekvienas yra, žiūrėsime, kiek ungurių pasiekė Kuršių marias, kiek išėjo į Baltijos jūrą. Tai čia imtuvas, kuris fiksuoja žymeklius, kurie implantuoti į ungurį. Mes prijungiame Bluetooth daviklį. Rodo, kad iš viso signalų buvo 3653 užfiksuoti čia nuo paskutinio pakrovimo. Tikslus laikas sekundės tikslumu ir unikalus kiekvieno žymeklio kodas. Sunkiausia, su kuo mes susidūrėm, tai mes tyrimam negalim naudoti bet kokio ungurio. Mums būtinai tyrimo turi būti naudojamas ungurys, kuris migruoja. Todėl mes turime ungurius sugauti migracijos metu. O dėja, ungurių migracija priklauso nuo vandens lygio, o šiais metais Lietuvoje buvo labai žemas vandens lygis, todėl mes tikrai šiais metais labai daug vargom, kol sugavom reikiamą ungurių kiekį. Pagautus ungurius anestezuojame, užmigdome, darome chirurginiais instrumentais pjūvį, įdedame į vidų tagą ir siūname siūlais, kurie yra šiaip naudojami ir žmogui vidaus organams siūti, kurių siūlai ištirpsta maždaug po 2 savaičių. Gamtoje, kadangi temperatūra netokia aukšta, maždaug tie siūlai ištirpsta po 3 savaičių, kai pilnai būna žaizda užgijusi ir žuviai niekas nemaišo. Gavome informaciją, kad Kuršių mariose žvejai verslininkai pagavo mūsų vieną ungurį, tai jie jokio rando nepastebėjo, tik tai pradėjo doroti ungurį, rado, kad yra žymeklis ir tada kreipėsi į mus ir pasakė, kad tada ir tada pagavo tam tikrą ungurį. Ir aišku, mes labai dėkingi už bet kokią informaciją, nes jeigu legaliai pagautas ungurys, jokių problemų ir mums reikalinga tik informacija, kada ir kur buvo pagautas. Ir jeigu grąžina žymeklį, mes žinome tiksliai, kuris ungurys.
Šiuos ungurius mes turėsim galimybę stebėti metus. Jeigu, sakysime, dabar paleisti unguriai, tai juos signalą dar mes gausime truputį daugiau negu metai. Ir net jeigu unguriai nuspręs migruoti į Sargaso jūrą, išėję į Baltijos jūrą, tiek ir kolegos danai, tiek ir švedai Baltijos jūros sąsiauryje su Šiaurės jūra irgi turi visą tinklą tų imtuvų. Kodai yra unikalūs visame pasaulyje ir jeigu mūsų unguriai išeis iš Baltijos jūros per metus laiko į Šiaurės jūrą, mes gausime informaciją iš danų arba švedų.